Ketvirtos dienos rytas, važiuoju į mišką, bandysiu prisėlinti tą patį elnią, su kurio vakar šnekėjausi. Eisiu truputėlį iš kitos pusės, ten dar yra susisiekianti šviežia biržė, gal pavyks į tenais ištraukti. Tai žiūrėsim, kaip šiandien seksis šį rytą. Biški šilta, 17 laipsnių vis dar. Dar pilnatis. Tai pasižiūrėsim, ar tai turės įtakos ar ne. Bet pabandysim laimę šį rytą. Rytas nebuvo labai turtingas. Buvo balsų. Buvo keletą balsų. Rimojo tas, prie kurio ėjau. Jis buvo daugmaž toje vietoje, kur ne visai toje vietoje, kur tikėjęs. Buvo šiek tiek tolėliau už biržę. Biržė šiaip iš tikrųjų puikiai. Pakankamai dar neapžėlus, toli galima matyti. Bet jis buvo per giliai lindęs į mišką ir į kitas elnes šnekino. Matyti jisai aną elnę bandė provokuoti ir kaip, ir jisai iš tikrųjų nutolo nuo manęs. Tai bandžiau dar šnekint, bet matos jis nelabai reaguoja. Ar čia iš to vakar, ar dėl to, kad kiti elniai šnekina, tai kažkaip tais prisišnekinti arba netgi paerzinti nepavyko. Balsai jie baigės prieš 6, o tokiu metu net ragų žiūrėti vertinti nelabai įmanoma, kad viskas šiandien baigės ganėtinai anksti. Na ką, yra kaip yra, žiūrėsim, ką atneš vakaras. Na kągi, 4. vakaras. Bet sprendžiu, kad keliausiu į tą pačią vietą kaip ir šį rytą. Tai tą naują biržę, šviežią biržę. Visgi pabandysiu pasižiūrėti, gal pavyks ir šiandien prisikalbinti tą elniuką. Gal bent jau pavyks jį apžiūrėti. Na, jeigu tinkamas, gal išsimedžioti. Toj vietoj dar aplink yra dar 2 patinai, balsai rimti. Na, jeigu su tuo nepavyksta, gal tada keliausiu kitų apžiūrėti. Tiesiog nežinau. Nėra po šio ryto, nėra didelio įkvėpimo, nes ne visai žinau, kur čia dabar keliauti, kur didesni šansai ką nors pagauti. Pasižiūrėsim, kaip šiandien seksis. Kągi, mano planas neišdegė. Toj vietoj, kur tikėjaus, toj biržiai nebuvo jokio veiksmo. Bet norėjau pereiti į kitą vietą, nes girdėjau netoliese balsą, kol aš iki jo priėjau, jis matyt nutolo. Nes toj vietoj, kur aš tikėjausi rasti jo nebuvo. Ir nuo to laiko stojo štilius. Dar biškį bandžiau paerzinti, kai aš šnekėjau ir stojo štilius gerą pusvalandį. Ir nusileido saulei. Ir tada po kokių 8-15 minučių po saulėlydžio prasidėjo veiksmas. Girdėjau kokius 8 skirtingus balsus, kas yra smagu. Ir jie gan arti vienas kito. Dar mačiau porą jauniklių kelią kirto. Tai yra geras ženklas. Reiškia, jog patelės pradėjo rujoti. Tai greičiausiai dėl to toks suintensyvėjimas šį vakarą balsų. Bet jie visi tokiam dideliam sąžalinė, ten neįmanoma tyliai prieiti, o be to vėjas labai nepalankus, bent jau toj vietoj. Tai nežinau, ką čia reikės ryte daryti, gal per naktį ką nors sugalvosiu.